Sveiki, šiandien laidoje matysite. Nikitino pageidavimu Vilniaus senamiestis bus be automobilių. Nebūtinai į miesto centrinę dalį keliauti nuo savo automobilių ir taip didinti taršą. Vilnius be vyr inžinieriaus. Na, gal netikslu sakyti, kad miestas neturi vyr inžinierių turi, laikinai eina pareigas Ilja Karužis, kurio kompetencijos tikrai leidžia tą darbą sėkmingai dirbti, bet dėl konkurso organizavimo gal tada Domas patikslins, prašau. ID Vilnius žaidžia nešvarius žaidimus už mūsų pinigus. Parašėm atsakymą VPT, pateikėm, kad nesutinkam su ta rekomendacija, išdėstėm savo argumentaciją, kodėl. Sveiki, atėjo ruduo ir prasideda naujas politinis ciklas, atneša mums jisai visokiausių naujovių. Ir iš tokių karštų naujienų, apie kurias jau pradėjo kalbėti žurnalistai, bet apie kurias dar mažai žino patys tarybos nariai, nes tai dar nėra svarstoma, yra galimas apmokestinimas įvažiuojant į Vilniaus miesto senamiestį. Idėja nėra nauja, apie tą kalbėta jau kurį laiką, Kaunas jau įsivedė ir apmokestino važiavimą į senamiestį, nors tai nėra būtina. Ar apmokestinti ar ne, jau sprendžia kiekvienas miestas. Aš primenu jums, kaip viskas prasidėjo Vilniaus mieste. Kilpinis eismas Vilniaus miesto senamiestyje buvo įvestas 2019 metų vasarą, tai Liepos mėnesį startavo. Tai pagrindiniai dalykai, kodėl jisai buvo įvestas, tai be abejo mažinti taršą centrinėje miesto dalyje, tam, kad senamiestis būtų laisvesnis, atviresnis, ten besilankantiem miesto svečiam bei tiem patiem gyventojam, bei ir su turbūt pagrindiniu tikslu mažinti oro taršą bei triukšmą centrinėje miesto dalyje. Taigi kilpinis eismas, tai nemažai daliai Vilniečių tai yra keiksmažodis. Tie, kurie važiuoja į Vilniaus senamiestį ne taip dažnai, dar reikia pagalvoti, kaip įvažiuoti, kad paskui galėtume išvažiuoti, bet ne tą norėjau akcentuoti. Pažiūrėkite, ką jis sako. Kilpinis eismas. Jam atrodo specialistų šitam, kad yra geras dalykas. Ir jisai motyvuoja, kad tada lyginant skaičius sumažėjo 90% tranzitinio eismo. Ką rodo jūsų skaičiai, ar tai yra pasiteisinęs dalykas per 5 metus? Nes mano akimis, atvažiavus į senamiestį, kaip ir iki tol, taip ir dabar, nuo automobilių tu gali tiesiog suvalgyti. Nors yra net padidintos ir parkavimo kainos. Automobilių yra, bet remiantis kilpinio eismo organizavimo duomenimis, lyginant situaciją su įvedimo metu, prieš įvedimą ir įvedimo metu įvedus kilpinį eismą, matome, kad tranzitinis eismas būtent kilpinio teritorijai sumažėjo 90%, ko pasekoje sumažėjo eismo įvykių skaičius 40% ir sumažėjo triukšmas 20%. Kaip ir tiesą pasako, kaip ir visiškai netiesa. Tiksliau jis pasako, manipuliuoja skaičiais. Jis lygina 19 metus, kai dar nebuvo įvestas kilpinis eismas, ir 20-uosius. Ką mes prisimename apie 20-uosius? 20 metais buvo paskelbtas karantinas. Mes vos iš namų galėjome išeiti. Ir tik tai retkarčiais išvažiuodavom į miestą. Tikrai buvo pakankamai nemažas laikotarpis, kai į tą Vilniaus senamiestį nieks nevažiavo. Tai jis lygina tuos periodus ir dabar skelbia, kad 90% sumažėjo tranzitinių visokių maršrutų per senamiestį. Tai nėra tikslu ir reikėtų rodyti kitus skaičius. Pamiršau tokį dalyką paminėti. Kitas dalykas, ką turi, pavyzdžiui, kiti miestai ir apie ką reikėtų kalbėti, jeigu mes visgi norim nubausti visus automobilistus. Kodėl taip sakau? Nes ta pati mintis, kodėl išvis mažos taršos zonos yra įvedamos, kad nebūtų taršaus transporto. Apmokestinant visą transportą, mes realiai neišsprendžiam problemos. Mes leidžiam visiems važiuoti tik tai, kad paprasčiausiai iš to miestas susirinks kažkiek pinigų. Ar tai sumažins taršą tam senamiestį? Nemanau. Tačiau pasirinktas toks dalykas. Ką daro kiti miestai? Kiti miestai prieš įvažiuojant senamiestį bent jau tada padaro kažkokias aikšteles, kur tu privažiavus gali palikti savo automobilį ir toliau pratęsti kelionę Vilniuje. Kas suplanuota, kaip tą suplanuota padaryti Vilniuje, mes tuoj netrukus išgirsim. Kaunas turi prie Pilies aikštelę, kur žmonės gali palikti automobilius ir tuomet po senamiestį keliauti pėsčiomis. Vilnius, bandau galvoti, ar turi panašią aikštelę prie Užupio, jinai yra, bet neamžinai pilna. Ar yra galvojama apie tai? Aikštelių tikrai prieigose tokios matyti didelės kaip Kaune nėra, bet galbūt mažesnių yra. Tai aišku, viskas priklausys nuo to, kokios priemonės bus patvirtintos tarybos, bet
Vilniuje yra ir kitų alternatyvių judėjimo priemonių, tai aktyviai viešojo transporto parkas yra atnaujinamas, diegiamos naujovės, maršrutai nauji, tiek darnus judumas skatinamas, tiesiami dviračių takai, tvarkomi intensyviai šaligatviai, kad būtų patogus priėjimas, tai alternatyvų tikrai yra ir nebūtinai į miesto centrinę dalį keliauti nuo savo automobilių ir taip didinti taršą. Iš kur iš vis atsirado toks dalykas? Kas sugalvojo tokį dalyką ir Vilniuje padaryti, kad būtų centre, senamiestyje kuo mažiau automobilių? Prisimenu tokį pilietį kaip Anton Nikitin. Žmogus, kuris kažkuriuo metu užėmė Vilniuje vyr inžinieriaus pareigas. Tai šitas žmogus, jis pats yra užkietėjęs dviratininkas, gyvena senamiestyje. Tai būtent jo straipsniai ir visokie pasisakymai yra apie tai, kad jis svajoja, kad senamiestis būtų be automobilių. Tai aš manau, kad čia yra vieno žmogaus liguista svajonė, kurią jis sugebėjo įrodyti, įkalt į galvas buvusiai Vilniaus miesto valdžiai ir dabartinė tiesiog irgi iš inercijos tęsia tuos darbus. Pakalbėkime daugiau apie Anton Nikitin, tik noriu Jums priminti, kad tai buvo žmogus, artimas Remigijus Šimašiaus draugas, jie puikiai sutarė ir Remigijus Šimašius neretai tiesiog pasimdavo ir Nikitino idėjas ir jas realizuodavo kaip savas, arba netgi tas pats Anton Nikitin jas implementuodavo. Ir aš asmeniškai dėjau labai nemažas pastangas, kad šitas žmogus neužimtų vyr inžinieriaus posto. Vyr inžinierius, aš Jums primenu, kad tai yra žmogus, kuris atsakingas už miesto visą infrastruktūrą. Jeigu vyr architektas, tai yra tas žmogus, kuris atsakingas už pastatus, jų projektavimą, bendrą į planą, detaliųjų planų rengimą ir taip toliau. Tai vyr inžinierius, tai ką mes suprantam po žodžiu miesto infrastruktūrą. Tai reiškia keliai, šaligatviai, dviračių takai, apšvietimas ir taip toliau. Tai ilgą laiką užėmė žmogus Vilniuje šitas pozicijas, nors jisai negalėjo užimti. Buvo organizuota, tiksliau, be konkurso jis atėjo šitas pareigas, žmogus neturintis inžinerinio išsilavinimo, jeigu aš gerai prisimenu, jis buvo marketologas pagal išsilavinimo, bandžiau aš raštais ir per viešąją erdvę daryti spaudimą Vilniaus valdžiai, kad jie imtųsi kažkokiu. Prisiminkime, ką apie tai kalbėjo Adomas Bužinskas, kaip jisai dengė tuometinį vyr inžinierių, sakydamas, kad viskas yra gerai. Skelbė konkursą vyr inžinieriaus pareigoms užimti, nieks jį nesuplikavo, jis neįvyko. O Antonas, kaip administracijos patarėjas, kad tą konkursą jis buvo laimėjęs, irgi organizuota valstybės tarnybos departamento, neeilinio vertinimo metu buvo perkeltas į vyr inžinieriaus pareigas su įsipareigojimu gauti reikiamą išsilavinimą iki 2027 metų. Įsivaizduojate šitą situaciją? Čia 23 metų ištrauka iš Adomo Bužinsko interviu ir jam atrodė tuomet, kad 23 metais, kad gali žmogus planuoti infrastruktūrą, kelius, šaligatvius, neturint tam tinkamo išsilavinimo ir tiesiog, kad pažadėjus, kad iki 27 jį gaus. Ar tikrai norėtumėt, kad jūs operuotų koks nors chirurgas, kuris dar neturi diplomų, bet pažada įgauti ir visa kita. Mes tokių standartų netaikom, bet kažkodėl toks dalykas buvo taikomas Vilniaus miesto savivaldybei. Per kelis kreipimusius į vyriausybės atstovą, įrodant šitas aplinkybės, įrodant, kad tiesiog tokio bardako negali būti, pavyko padaryti, kad Antonas Nikitinas buvo pašalintas iš savo pareigų, tiksliau buvo rekomendacinio pobūdžio laiškas iš vyriausybės atstovo, kad šitas žmogus tiek be konkurso paskelbtas, tiek yra tiesiog netinkamas, neatitinka specifikaciją tų pareigų, kurios yra privalomas vyr inžinieriui. Gavus tokį raštą, vėlgi buvo labai įžūliai pasielgta. Anton Nikitin buvo pašalintas iš vyr inžinieriaus pareigų, bet jis buvo perkeltas į kitas pareigas, jeigu aš gerai informuotas, dar labiau mokamas, jis tapo patarėjų infrastruktūros klausimais, bet kadangi patarėjų nėra reikalingi tokie reikalavimai, tai jis iš esmės toliau planuoja, siūlo savo idėjas, kurios jau realizuoja kitas žmogus, kuris yra laikinai einantis pareigas vyr inžinieriaus, tai yra infrastruktūros grupės vadovas Ilja Karužis.
funkcijos kažkiek panaikintos. Realiai tai, ką turėtų daryti vyr inžinierius, daro tik tai dalį, tas pats Ilja Karužis. Ir man atrodo, mano buvo natūralus tada klausimas, tai ar mes kada nors visgi sulauksime tikro vyr inžinieriaus? Mano klausimas visiškai toks pat, kurį buvau uždavęs prieš 3-4 mėnesius, bet kadangi niekas nesikeičia, tai aš jį pakartosiu. Nuo pernai lapkričio gruodžio miestas neturi vyr inžinieriaus. Ir mano žiniomis net nepaskelbtas konkursas. Tai ar laukiat, kol Nikitinas pabaigs mokslus, kad jį įdarbint vėl, ar yra kažkokios kitos objektyvios priežastys, kad miestas beveik per metus taip ir neturi vyr inžinieriaus? Na, gal netikslu sakyti, kad miestas neturi vyr inžinieriaus, vyr inžinierių turi, laikinai eina pareigas Ilja Karužis, kurio kompetencijos tikrai leidžia tą darbą sėkmingai dirbti, bet dėl konkurso organizavimo gal tada Adomas patikslins, prašau. Taip, turim vyr inžinierių net salėje šiandien, taip. Jūsų paslaugoms. Iš principo, pats konkursas dar nėra paskelbtas grinai dėl paprasto dalyko, kad tiek, kiek per personalo įmonės mes tikrinamės galimybės samdyti tokių žmonių, jų rinkoje beveik iš principo nėra. Žiūrėkit, ką jis kalba, kad iš esmės jie yra patenkinti status quo, tai reiškia taip, kaip šiuo metu yra, neketina skelbti konkurso, nes jiems atrodo, kad nebus tinkamų kandidatų. Jie pasikalbėjo su tom įmonėm, kurios paprastai joms daro atranką, irgi tokia vieša paslaptis, kaip tos atrankos yra daromos, matomai neranda tokio žmogaus, dėl to neskelbė konkursų. Labai didelė tikimybė, kad paskelbus tokį konkursą, kandidato atitinkančių kvalifikaciją sunkiai gali atsirasti. Tai čia aišku ne pasiteisinimų sesija, bet to klausimo mes nesam pamiršę, bet nemažai net ir gerų specialistų, jie tos kvalifikacijos iš principo neatitinka, nes reikia ne tik mokslų, bet reikia ir tam tikros darbinės kvalifikacijos ir atestatų, kuriuos dėja, bet ne visi turi. Paprastai konkursas atviršiai skelbiamas ir tada tu žiūri, ar kažkas suaplikavo, bet net bandymų nėra. Tai yra tikrai įžūlu. Jie, vykdydami vyriausybės atstovo, pernai metų nutarimą perkelia Nikitiną į kitas pareigas, kuris realiai ir vis dar diriguoja dabar jau nuo galinės sėdynės, o realiai, jeigu reikia visgi išeiti viešumą, tai tada atsistoja infrastruktūros grupės vadovas Ilja Karužis ir jisai pasako tai, kas jam yra liepiama pasakyti. Tai, kad mes kaip miestas, kaip sostinė vis dar neturim tikro su inžineriniu išsilavinimu vyr inžinieriaus, galimai įtakoja į tai, ką jūs matote dabar gatvėse. Reiškia, nelaiku pradėtas gatvių remontas, nelaiku jis yra užbaigiamas. Visi žinom, kad rugsėjo pradžia tai yra didžiausia kamščiai. Taip, jie kažkiek paskui dingsta. Bet tai, kad kažkas nesugeba užbaigti gatvių remonto iki rugsėjo pradžios ir mes dar labiau padidinam kamščius, nes kai kur elementariai nepravažiuojam, tai yra to pasiekmė. Tai, kad kažkas iškasa gatves ir tik tai po mėnesio atvažiuoja kažkur užkas, tai irgi yra planavimo dalis. Tai, kas yra su infrastruktūra, pasikartosiu, gatvės, šaligatviai, dviračių takai, apšvietimas ir dar daug kito, Vilnius turėtų vyr inžinieriaus, bet mes jo neturim. Įžūlu. Trečias mano epizodas šiandien yra apie dar didesnį įžūlumą. Ir čia tiesiog aš jau net pratrukau, kartais ir man baigėsi žodžiai, tiesiog suprast, kiek reikia turėti naglumo, įžūlumo, elgtis vienaip arba kitaip. Šiek tiek konteksto. Vilniaus miestas per ID Vilnius, tai yra buvęs Vilniaus planas, turi tokią gražią idėją – skaitmenizuoti medžius. Reiškia, buvo idėja, kad praskristų dronai arba lėktuvai virš miesto, nuskenuotų visą aplinką. Ir yra jau dabar specialių aplikacijų, kurios gali nustatyti 30 rūšių medžių, nuspręsti kokio storio, tai palengvintų leidimų išdavimą, kirst medį arba atvirkščiai uždraust kirst medį, jų apskaitą ir taip toliau. Buvo organizuotas konkursas, į kurį aplikavo keli dalyviai. Buvo tarptautinis konkursas šį kartą, tarptautiniai dalyviai ir turėjo sudalyvauti. Vienas iš dalyvių jau konkurso metu signalizavo, kad konkursas buvo organizuotas net perkeliant iš vieno iš tiekėjų svetainės aprašymą, techninį aprašymą tam tikrom priemonėm.
Į tai organizatoriai nesureagavo, konkursas buvo apskustas, dabar mes turime situaciją, kai jau viešųjų pirkimų tarnyba pateikė savo išvadas. Rekomendavo ID Vilniui nutraukti sudarytą pirkimo sutartį ir esant poreikiui skelbti pirkimą iš naujo. ID Vilnius iš tikrųjų vėlgi pabendravom ir su savivaldybė, su viešųjų pirkimų skyrium ir ta prasme patys nemažai tenais, žodžiu, kaip pasakyti, dar kartą pergalvojom, peržiūrėjom ir iš tikrųjų parašėm atsakymą VPT, pateikėm, kad nesutinkam su ta rekomendacija, išdėstėm savo argumentaciją, kodėl. Šitą vietą reikia paaiškinti. ID Vilnius yra savivaldybės įmonė. Čia jie gavo iš objektyviausios Lietuvoje įmanomos institucijos, viešųjų pirkimų tarnybos, ta, kuri atsakinga už viešųjų pirkimų organizavimą, sutarčių vertinimą. Iš jų gavo išvadą, kad ID Vilnius 7 epizoduose, skelbiant ir organizuojant viešąjį konkursą, padarė pažeidimus. Jie rekomenduoja nutraukti sutartį, pasinaudoti tuo, kad dar nepradėti darbai, kad nereikėtų vėliau kompensuoti jau dabar laimėjusiam tiekėjų kažkokiu nuostoliu. Įdedu dar savo pasisakymą iš kontrolės komitetų, įdedu jį gražiausiai iš tų, nes elementariai man jau tikrai vienu momentu nelaikė nervai. Viešųjų pirkimų tarnyba neturi liepiamosios nuosakos, jie neturi teisės iki šiol liepti kažką daryti. Visi jų sprendimai yra... Tarp eilučių gali suprasti, kad... Taip, jų visi sprendimai, o sprendimus jie paprastai netgi, tai, ką dėl stadiono jie priiminėjo, tai net ne rekomendacija, nes jie gali komentuoti tik tai jau kažkokius įsigaliojusius arba sutartis arba taip toliau. Tai šituo atveju jau pasirašyta sutartis, jie tada gali leisti rekomendaciją. Dabar teisminė praktika absoliučiai į vienus vartus. Tai reiškia, jeigu tu jau yra viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacija ir tu jų nesiklausai, tai čia tiesiog laimėtas teismas. Tai ir čia, jeigu jie būtų privatininkai, ID Vilnius, tai gyvenime tokio dalyko nedarytų, nes jie suprastų iš karto, kad reikės ir kompensuoti nuostolius ir dar apmokėti advokatus anos pusės. O dabar jie dėl to, kad yra taškosi ne savo pinigais, leidžia savo eiti į teismą, pasilieka tą teisę, kad ta kita pusė skųs, kad čia pralaimėtas teismas. Tiesiog, kad jeigu ID Vilnius neklauso VPT rekomendacijų, tai iš esmės padarytas tyrimas, padarytos išvados, diagnozuot ne vienas pažeidimas. Ten, jeigu mato, ten yra krūva. Tai čia tiesiog bus pralaimėtas teismas, bet kolektyvinė atsakomybė ir nieks nebus nei vieno kalto. Tai, kad dabar jau ne tai, kad mes gavom kažkokį skundą kaip Vilniaus miestas, kad kitas nepatenkintas. Jau yra tyrimas padarytas, viešųjų pirkimų tarnyba, jie negali kažko daryti be rekomendacijų, jie negali liepti nutraukti. Tai visi supranta, kad jų rekomendacijos, tai yra objektyvai teisininkų įvertintos visokios aplinkybės ir jie rekomenduoja nutraukti. ID Vilnius savivaldybės įmonė atsisako tą daryti. Tuo dar labiau padidindama įtarimų, kad jie tiesiog kovoja už vieną tiekėją. Visais kitais atvejais, taigi, galėtų sakyti, atsiprašom, kažko neįvertinom. Savivaldybės įmoniai, valstybinė įmonė sako nutraukti sutartį, jie atsisako tą daryti. Čia yra iš tikrųjų įžūlumo viršūnė. Tiesiog žmonės piktnaudžiauja savo padėtimi, jie atsisako nutraukti tą sutartį, jie panašu, kad jų veiksmai dabar sukels atoveiksmį iš viešųjų pirkimų tarnybos, paprastai jie kaip ir privalo dabar kreiptis į teismą, ginant viešą interesą, siekiant nutraukti tą sutartį. Ir ID Vilnius lygioj vietoj pasiruošia išleisti teisminiam procesų pinigų kažkokią sumą tam, kad pabandyt įrodyti savo kažkokį teisingumą. Jeigu jie būtų privatūs asmeniai, tiesiog gyvenime nesutiktų su tokiu dalyku dėl dviejų priežasčių. Pirmas dalykas, būtų gaila pinigų teisminiam procesui. Antras dalykas, tu suprastum, kad tiesiog pats būtum rodyti, kad tu pats esi neteisus ir visi tą dalyką matytų. Dabar jie prisidengia kolektyvinę atsakomybę, nes greičiausiai tai ir bus ID Vilnius kaip kaltas arba ten savivaldybė, bet jokio konkretaus asmens mes atsakomybėm panašu, kad ir šiuo atveju negalėsim patraukti. Aš manau, kad ir per rinkimus
Aš bent jau asmeniškai stebėsiu, ar kas nors iš partijų siūlo grįžti prie to, kad valdininkai privalo turėti asmeninę atsakomybę. Pats savo veiksmais irgi to sieksiu. Dabar panašu, kad irgi turėsiu teismą su savivaldybė kitų epizodų ir aš, jeigu jį laimėsiu, sieksiu, kad būtų įrodytas konkretus asmuo, kuris priėmė sprendimą nepalankų visuomenės interesų. Tai vat, šita gaida aš noriu šiandien ir užbaigti, kad nepasiduokim, kovokim, jeigu reikės ir iki teismų ir reikalaukime ir žinokime, kas stovi už kiekvienų sprendimų ir reikalavome konkrečių žmonių atsakomybės. Ačiū, kad žiūrite, prenumeruokit šitą kanalą, spauskit like, dalinkitės, jeigu jums patinka, jeigu yra kažkokios pastabos, rašykite komentaruose ir aš jums garantuoju reguliarumą, iki kitų susitikimų.